Sveiki, šiandien pamokinsiu jumis varielą. Puikiai diena raižymui, saulė šviečia, sėdim blokų ratelį ant... Žiūrėk, nebėra. Ką jūs čia darot? Kodėl jūs nebe blokų ratelį? Žodžiu, jums reikės visų pirmiausia būti valdžiusiam lentą, turėti normalią lentą, ne maksiminę. Girl, firmos turi būti viskas išlenkimui, dar turi mokėti popšiautą ir kiklių. Dabar kojų pozicijas. Galinę kojus dedat kaip popšiautą, štai čia labiau ant šoną, kitą dedas. Kaip patogiau čia turėsite atrasti patys, man patogiausia yra dėti štai čia. Ir kai popinat, lenta maždaug pasisuka šiek tiek va. Kai popas įsigauna, tada turit greit braukti. Tuo pačiu momentu, kai papopinat popšiautį, braukėt flipu ir lenta tada suksis va šitaip. Turėtų nuskristi labiau į priekį, todėl reikės pačiam pasišokti į priekį ir lendi. Kiek laiko mokinais varielą? Varielą nedaug, Marielas man užtruko maždaug... Marielas. Kaip Marielas. Varielą išmokau per 2 valandas. Marielas. Jo, hebra, dar vieną klaidą, kur yra dažniausiai daroma, kai jūs lendat ant primo, štai būn šitą, nusitat kojas, paskui nebepaisite, tai jūs sakau, būkit atsargus ir pirmą leiskit lentai apsisukti, paskui gaudykit. Neišsukit per stipriai, neišsukit per silpnai, nes bus tada p***ets, va taip, kai man nebepaina, senatvės skaudės pėdas. Jūs gerai aiškint? Nu, dar varą komentarą, kaip padaryti varielą lengviau. Iš pradžių turėtumėt išmokti padaryti su viena koja, dar esmė. Išsukit, gaudykit su viena, išsukit, gaudykit su viena, kai jau maždaug matysit, kad išeina, tada bandykit lendi su 2. Ir jeigu dar, taip, šokit į žuolės jau, ką, šokit į žuolės. Davai, čiūvai, sėkmės mokantis varielą. Forever alone.